He'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word, yeah. Labukas! Vedžioju butiokės naują šunytį, Bruniukas Ferrero. Nežinau, norėjau paapdėti, kas vyksta. Fainiai, kad jums patiko praeitas video. Irgi. Tokių šiom dienom turiu tokių keistų susidūrimų su žmonėm, tokių kažkokių tai nemalonių manipuliacinių situacijų, kur žmonės, vienas žmogus toks, vis kažkas jam negerai ir ten sako ir tą ir aną, ir atrodo nepasako man iki galo, kad ko gero tiesiog trūksta žmogui dėmesio, ryšio ir jisai savo to neįsivardina gal, ar bijo įsivardinti, man neįvardina ir tai išeina per kažkokius tai niurzgėjimus dėl kažkokių kitų dalykų. Porą žmonių, tiksliau, ne vienas, net ir ne du. Per pastarąją savaitę su tokia situacija, kad susidūriau, kad pasakyti tiesiog, žiūrėk, aš tiesiog noriu tavo dėmesio. Ir okei, ir aš tada pagalvosiu, kaip čia galim surasti to dėmesio, bet kai tai išeina per pasyvią agresiją, kažkokius tai prisikabinėjimus dėl kažko, ten manipuliacijas, įžeidinėjimus, patyčias. Čia turėjau tokį topą, kad žmogus pyksta, kad aš nepriimu jo sarkazmo, kad, jo žodžiais, aš nemoku normaliai bendrauti, kur tipo kažką nuleisti juokais ir kad aš matau tik vieną pusę, bet paradoksaliai gaunas taip, kad tas žmogus nori, kad aš matyčiau tik jo pusę, nematom ir mano pusės ir nesupranta, kad santykyje nėra tiesiog viena pusė, yra dvi ir santykis vyksta kažkur per vidurį. Tai pavyzdžiui, man atrodo, kad sarkazmas santykiuose, kur jie ir tai yra trapus, nėra labai būtinas, nes reiktų dabar kaip tik stiprinti santykį, ieškoti kaip susikalbėti švelniai. O tam žmogui atrodo, kad ir man atrodo, kad reikėtų atvirumo ir pažeidžiamumo. Tai yra lygiavertiški norai. Nėra nei vienas noras kažkoks geresnis. Bet kaip pasako, kad aš negirdžiu jo norų, kitas žmogus negirdi mano, tai apie ką mes kalbam. Tai aš turiu nusileisti. Galiu ir aš bandžiau, bet tada, kai matai, kad tau vis lipa ant galvos ir tavęs negerbė, nemoka gražiai su tavim kalbėti, kiek aš čia nusileisiu. Man nereikia tokio sistematinio kažkokio tai menkinimo, žinai, kur galiausiai iš manęs nieko nebeliks. Tai va, tai keisti žmonės, ateinam su šuneliu. Vis pagalvoju apie nosinaitę, kurią padarėm mano merčę. Su mano dainos Pabėkim lyriksais, šis pasaulis toks keistas. Ir galvoju, šis pasaulis toks keistas. Tai va. Jo, gal kartais žmonės per daug bijo pamatyti tą tiesą ir tada jie kažkaip išspjauna kažkaip pykčių projekcijom į kitą žmogų, nustumia kitą žmogų, kad tik nedylins to pykčiu, bet jis niekur nepradings. Tu gali užheitinti kažkokį žmogų, gali užheitinti tautą,
pavadinti jos velniais ir ten pasaulio šėtonų blogybė kažkokia tai. Bet tas šėtonas niekur nedings, nes jis pats tavy yra. Jį kažkaip reikia apkabinti, suprast, kad dažniausiai čia kažkoksai neišsibaladojęs paauglys ar vaikas, neišgirstas. Tai nesakau, kad reikia leisti lipti tau ant galvos, bet tiesiog suprast ir pasakyti, žiūrėk, aš matau, kas čia vyksta. Jeigu tau svarbus šitas santykis, tai mes turim paieškoti bendrą tašką. Jeigu žmogus to nenori daryti ir jam yra svarbiau laikytis kažkokių kaltinimų, nes gal tai viskas, ką jis turi. Tai there's nothing you can do about it, you know. There's nothing you can do about it. Tai va. Tai va, bus tų žmonių, bus tų pabendravimų. Gal vieną dieną kažkaip geriau vienas kitą suprasit. O Jėzau, pažiūrėkite. Ką veikia? Wow, yeah. Bruno. Beje, kas mane sekat rimčiau, tai žinojot, kad aš turiu savo mylimą akmenį Albertą prie namų, kurį lankau. Bet Alberto nebėra. Tiesiog jį išvežė. Ir buvo ne vien tik Albertas, buvo ir Liudas va čia ant kampo. Nebėra Liudo. Buvo dar vienas toksai akmenukas, va, įkaltį, tuščia. Tai aš pažįstu žmonės iš botanikos sodo, čia netoli botanikos sodas. Tai paklausiau, kur dingo mano akmuo. Ir sakė, kad išvežė į parkingą. Tai man buvo šokas. Aš tiesiog atėjau aplankyti Albertą tenai. Parodysiu. Ir žiūriu, jo nebėra. Ir aš pradėjau verkti, tarsi, mirtų kažkas, būtų kažkas miręs. Žodžiu. Ir visokių tų minčių buvo. Žinot, kai kažkokią vieną vietą lankai, kažkokią medį, arba akmenį. Kai tu nuolatos lankai tą vietą, jisai ilgainiui pasidaro šventas. Ir aš persigandau, kad ten jį susėmė ir tiesiog suskaldė kam nors, plytelėm pas kažką, nežinau. Pažiūrėkit, tokie debesis. Wow. Tai net nežinau, ką galvot, bet sakė, jisai automobilių stovėjimo aikšteliai. Tai man atrodo, aš jį mačiau pravažiuodama. Tai jo, iš pradžių buvo heartbreaking, bet tada ir net nespratau, ant kiek heartbreaking. Jau kai nuėjau pas psichologą ir papasakojau apie tai, pradėjau belia kaip bliauta, supratau, kad čia rimta. Nes klausė, ar yra kokių nors netekčių, apie kurias jinai turėtų žinoti, kurios buvo mano gyvenime. Sakau, kaip ir ne, bet mano mylimą akmenį išvežė ir taip dėjau bliautų. Belia kaip. Nes jis man buvo kaip senelis. Ir sugalvoktų man taip paimti ir išvežti. Nes reikia akmenų prie įvažiavimo. Bet, nežinau, galvojau rašyti laišką botanikos sodui. Bet nežinau, kokia to esmė. Jo tiesiog... Nemanau, kad jie man parveš tą akmenį specifiškai. Bet tada, kai pravažiavau ir pamačiau jį aikšteliai, pagalvojau, dabar jisai atitarnavom kažkokią dalį, nežinau, ar atitarnavo, bet pabuvom kažkokią dalį kartu šiame gyvenime ir dabar jisai išvarė tarnauti į tą aikštelę, padėti
mašiną sureguliuoti. Kaip ir užauga draugai ir išvažiuoja kažkur mokytis, kur tavęs nėra. Tai čia panaši situacija. Pokyčiai. Kas čia dainininkas? Kas čia dainininkas? Pizė. Su koja. Aš atrodo, kad komunikuoja vaiduotojai. Jo. Nieko ir drogo. Vau. Labai tinkėjau varyti bėgioti. Kažkaip vėlai nuėjau miegoti. Bandžiau kurti muziką. Ir vau, man taip sunku susikaupti. Shit. It's a lot of work. Aš kaip galvoju, jeigu ne COVID'as, nežinau, ar būčiau sukūrus savo pirmą albumą, nes tiesiog sėdėjau daug namie. Turėjau daug me time. Nu ir dabar galėčiau pasidaryti daug me time, bet kai jaučiaus biškai įsimylėjus ir tokia biškai balalaika galvoje, tai nesinori dabar čia kraujuoti prie kompo. Pour my heart out. Nu ir nebūtina kraujuoti šiaip, bet reikia suskaupti ir sunku. Oh, what's the point? Bet šią rytą atsikėliau ir fainai, kad aš neturiu samdomo darbo, kur reikia eiti ten po 8 ryte į darbą. Gyvenu gamtoj. Bet biškai pasilgau to grind, kai dirbau vieną vasarą Amerikoje. Tenai, keldamas anksti, varydami darbą, ten daug nemalonių akimirkų būdo situacijų, dėlinant su tai žmonėm. Bet tada, kai būdavo laisvadienis, aš tokiu pasimėgojimu varydavau kur nors ten su savo bernu to restorano, kur dirbau menedžerio, brančint. Ir būdavo taip skanu, tas laisvas skonis dasideda, taip būna wow. Tai supratau, kad biškai reikia save pakankinti, bėgioti daugiau. Sakau, viskas labai chill visą laiką, tai irgi būna nefainiai. Pasakau draugui, kai buvau Bali. Labai ten smagu buvo, labai gera. Daug masažų nuėjau. Jo, ir tokių iškilo daug dalykų, tokių kažkokių, kur nebūtų iškilę, jeigu būčiau visą laiką on the grind. Aš ten valiausi, verkiau apie tai, ten galvojau. Bet at some point viskas taip gerai, kad net nebegera. Ir aš nuėjau į depiliaciją. Ir mane ten nukankino. Ir po to man buvo taip gera. Nes čia buvo kažkoks kontrastas nuo visų tų gerų pojūčių. Ir tu, kai patiri kažką tokio, kur ripina tavo skin off. Ir tai baigės. Tu kitaip pradedi vertinti tą chill momentą. Tai čia buvo viena iš geriausių akimirkų turbūt Bali. Aš tik atsimenu tokia so free, so happy, kad manęs nebekankina. Nu jo, ir paskui galvoju, negalėčiau aš čia gyventi. Nebent kažkaip, nežinau. Aš tiesiog jaučiu, kad mane čia nukėlė į Lietuvą
Dievas ir kas, nes manęs čia reikia. Mama taip sakydavo, galvoju, nebesvaik, nieko čia manęs nereikia. Bet aš galvoju, šiaip gal reikia, jo. Nes mane dažnai vadindavo šokėlė, čia dar kažką. Bet aš galvoju, gal kaip tik gerai, kad yra žmogus, kuris yra kitokios energijos, negu čia yra įprasta. Ir kažkokius tai kelia bangas. Tai kažkiek reikia to motion, kad kažkas keistus, right? Tai va. Jo. Ir atsimenu, kaip kai išsiskyriau su savo vienu bernu ir buvo žiauru. Aš kiekvieną rytą atsikeldavau ir verkdavau. Tiesiog atsikeliu, ateinu į virtuvę ir verkiu. Ir nieko negaliu padaryti. Ir aš ten visokių dainų prirašiau iš pirmo albumo. Tai nice. Nes tas ašaras buvo susinchronizavusios su kūryba. 2 in 1. Tai it's a win, I guess. Bet tiesiog buvo sunku operuoti pasaulyje, kai tu visą laiką nori verkti. O tau kaip reikia gyventi toliau, kažką dirbti, kažkaip get that money. Ir aš kažkaip pradėjau bėgioti daugiau. Ir bėgdavau, kol krisdavau ant žemės tiesiog. Esu bėgus palei nerį, bėgau nuo savo namų naujamiestį, bėgau ten tą betoninę pakrantę Neries ir man tiesiog atjungė kojas ir kritau ant to betoninio grindinio. Galvoju, okay, that's enough, gal aš biškį perlenkiau lazdą dažnai. Bet jo, padėjo man labai bėgiojimas, sustatė atgal vietas, bet nesenai čia turėjau tokią emocinę iškrovą. Atrodo, kai širdis prisipildo labiausiai meilės, atrodo pajudina ir kažką, kas yra skausmingiausio viduj, bet gal neišleista iki galo. Ir užklibino man tą dalį manęs, kuri buvo užčiupta. Tiesiog mačiau, kad tai neneša jokios naudos visuomeniai. Tas mano gedulas. Ir jį užspaudžiau, žinai. I'm sure someone can relate. Bet nieko nedingo. Ir imagine. Jūs ten su tavo mylimuoju bučiuojatės, ten klausotės, ten viskas super duper. Ir man pareina ašarų tokia šliauka. But it's quite common, as I hear. Tai gerai, kad jisai sugebėjo išbūti su tuo ir aš išsiverkiau. Ir aš pamačiau tą godutę, kuri jautės tokia nereikalinga. Ir tą gėdą, kad aš apskritai jaučiu liūdėsi, kas yra visiškai normalu. Ir man tai padėjo geriau suprasti savo draugę, kuri eina per skyrybų procesą. Ir aš galvoju, kiek tu gali dar verkti, kiek gali verkti. Pasirodo, yra ką paverkti. Ir būtina paverkti, išverkti viską. Because it will haunt you. It will get your back at some point.